Evangelija, kurią šiandien girdėjom, yra Jono Evangelija, 6 skyrius. Ir 6 skyrius, visas skyrius kalba apie Eucharistiją. Žinot, šiais laikais žmogus atėjęs į bažnyčią nelabai žino, kas yra Eucharistija. Arba, kad ir žino, nelabai supranta ir neina komunijos. Tai todėl laikas nuo laiko yra skaitomi šie skaitiniai, kad mums primintų, kas yra Eucharistija ir kad mes, aišku, suprastume. Ir kad geriau suprast, reikia žinot keletą sąvokų, kad tai galėtume pritaikinti savo gyvenimui. Tai aišku, praeitą sekmadienį, jeigu buvot irgi girdėjot, iš to pačio skyriaus, 6 skyriaus Jono Evangelijos, skaitant irgi tam tikrą atkarpą. Ir yra paminėta šitame 6 skyriuje tokios 3 pagrindinės sąvokos, kad galėtume taip suvokti ir sudėlioti viską į vieną. Nes ten daug visko parašyta, aišku, nėra taip jau lengva viską susintetinti. Žiūrėkit, pirmas yra dalykas jūra, duona ir tikėjimas. Jūra, duona ir tikėjimas. Žinot, dabar galvojat. Jūra, duona ir tikėjimas. 3 žodžiai, 3 sąvokos, kas čia bendro ir dar mano buvimas bažnyčioje ir dar Eucharistija, kaip čia taip reikėtų suprast. Bet iš tiesų tai yra pagrindinės sąvokos. Pasistengsim tai išsiaiškinti. Jeigu jūs atsimenat iš praeito sekmadienio, labai gerai buvo parašyta. Ten 24 eilutė ir parašyta. Sužinoję, kad ten nėra Jėzaus, ne jo mokinių, jie išplaukė ieškoti Jėzaus. Sužinoję, kad ten nėra Jėzaus. Ką reiškia? Ta, kad Dievas visada yra pasislėpęs. Jo nėra. Suprantat? Ir daugelis dėl to netiki arba klaidingai kalba apie jį, nes jis yra pasislėpęs. Ir ką reikia daryti? Jo ieškoti. Žmogaus prigimtis yra tokia, kuri ieško Dievo. Ieškoti. Turime ieškoti. Ir kiekvienas mes ir nuolat jo ieškome. Patikėkit, Dievo ieškau ir aš. Jis visada pasislėpęs. Slėpiningas, nesuvokiamas, per didelis. Žinot, visada atsiskleidžia kitokiais būdais. Jo reikia ieškoti. Gili mintis. Bet kur jis? Ir Evangelijoje tome 6 skyriuje yra parašyta. Perplaukia. Ten yra, aišku, vertime parašyta ežera, bet iš tiesų originaliai yra ne ežeras, o jūra, nes turi kitą teologinę reikšmę. Perplaukia jūra, jie susitiko su Jėzumi. Žodis jūra, nueinam prie jūros, mes deginamės, džiaugiamės, jūra, platybės, galybės, bangos, vėtros. Bet biblinė prasme jūra, ką reiškia? Išėjimo įvykį. Ir kas tai? Visada reikia tą prisiminti, nes visada yra toks, galbūt egzistencinis naratyvas, egzistencinis pasakojimas. Izraelitai bėga iš vergovės, iš paskos vejasi kariuomenė, prieš akis jūra. Čia iš paskos mirtis, pavys nužudys, prieš akis mirtis, jūros neperbris, neperki. Ir štai kokioje situacijoje jie randasi. Suprantat? Ir įsivaizduojat, ne kartą mes, kiekvienas, absoliučiai, nėra žmogaus, kuris nebūtų atsidūręs tokioj situacijoje. Iš paskos priešai tave nori sunaikinti, prieš akis neperžengiamai. Ką daryti? Ką daryti?
esam buvę tokiuose situacijose. Ką daryti? Išsigelbėjimo nėra. Čia mirtis, čia mirtis. Ir įsivaizduoja tos jūros perėjimas. Aišku, ten, žinot, Biblijoje kaip yra tai viską aprašyta. Jūros perėjimas kiekvienam žmogui yra savitas. Kiekvienas mes per tą mirtį, per netektį, per skausmą, per kančią perėjam, susitinkam su Jėzumi. Dėl to jis, kaip sakau, nėra lengvai atrandamas Dievas. Suprantat? Nėra lengvai atrandamas. Tu turi tą jūrą pereiti, tu turi būti pavojuose ir tu turi suvokti, kad niekas tavęs neišgelbės. Niekas. Nėra. Visi prieš tave. Visi. Absoliučiai. Tik Dievas. Tave gali išgelbėti. Tik Dievas. Ir kada tą gelbėjančią Dievo ranką arba vedimą tu atrandi, tada tu susitinki su juo. Suprantat? Tada tu susitinki su juo. Ir viskas yra visiškai kitoks, suprantat, kitoks santykis. Kada mes čia kalbam, meldžiamės, diskutuojam, taip, viskas čia yra gerai, mes tą turim daryti ir mes turim kalbėtis, bet tos egzistencinės patirtis yra mūsų asmeninės patirtis. Jos yra gautos, mes susitikom. Ir žinot, tą jūrą, būtų lengva, būtų paprasta, jeigu tai vieną kartą perbridai ir kaip per tą stebuklą išsigelbėjai ir viskas tuom pasibaigė. Taip nėra. Taip nėra. Galiausiai ateis mūsų mirtis ir mes atsidursim prieš tą faktą, mirties faktą. Žinot, kartais žmogus šiandien taip pat, čia įvairiai interpretuoja. Bet jūs pagalvokit, kokį atsakymą tu turi apie mirtį ir apie pomirtinį gyvenimą arba negyvenimą. Kokį tu turi atsakymą? Tu turi atsakymą kažkokį. Be abejonės. Bet jis yra, suprantat, tavo atsakymas. Ir jis gali būti neteisingas. Štai mums duoda Dievas atsakymą. Kas yra ten? Koks susitikimas? Ir girdėjo mane, sako Jėzus, aš esu gyvybės duona. Tėvai jūsų valgė dykumoje man ir mirė, o štai kas valgys šią duoną, sako Jėzus, nemirs per amžių. Suprantat, atsakymai. Kas yra už ten, perbridus, perėjus jūrą? Kas yra ten? Jis, Jėzus, kuris duoda gyvybę. Bet tai nėra lengva patikėti. Ir dėl to, kaip minėjau, tos kitos savokos yra duona ir tikėjimas. Duona ir tikėjimas. Žiūrėkit, labai įdomus yra šiandien pasakymas Evangelijoje. Žydai ėmė murmėti apie Jėzų. Aš žinot, ką reiškia murmėti. Kada jūs murmat? Kada murmat? Kada taip nutinka? Kada pradedat burbėt, murmėt, nepatenkinti, kada esam? Kada susiaurina mūsų egzistencijos ribas. Pavyzdžiui, būdavo sovietų laikais, važiuodavo autobus. Gal ir kurie atsimenat. Autobusai tada veždavo ir būdavo, jie pilni žmonių, žinai, suspaudžia. Ir žinot, kai jau suspaudžia, žmonės pradeda murmėti, nepatenkinti, suspausti yra. Tu esi suspaustas. Tu esi suspaustas ir nesi patenkintas ir prieštarauji, bet nieko padaryti negali. Murmėti. Įvairiuose situacijose, kada mus kažkas suspaudžia, susiaurina viską, kada tu nebegali kvėpuoti, kada nebegali veikti, kada nebegali mąstyti, tu pradedi murmėti. Skaitom kokią nors knygą arba žiūrim kokį nors filmą ir jis visiškai yra ne pagal mūsų sudėjimą. Mums nepatinka tos mintis arba idėjos ir ką mes darom. Bent aš jau tikrai pradedu kritikuoti, murmėti. Kad čia nesąmonės, kad čia ką tu rodai, kad čia visiškai netaip reikia, kad čia tu rašai visokius niekus. Ir panašiai, mes pradedam patys kartais su savim kalbėtis ir murmėtis dėl to, kad mūsų tai susiaurina mūsų požiūrį. Ir štai žydai
žiūrėkit, irgi pradėjo murmėti apie Jėzų. Ką tai sako? Tai sako, kad štai mes neturim supratimo apie Jėzų. Ir kada, pavyzdžiui, aš sakau, kada prasideda katekezė, vaikų katekezė, tėvai ateina, čia prisiveda vaikų, čia daug pilna yra. Ir pradedu kalbėti, pradedu sakyti, nuo dabar reikia eiti kiekvieną sekmadienį į bažnyčią ir ne tik tai dabar reikės eiti tuos metus, kai ruošit katekezei, bet ir visą gyvenimą. Ir iškart, toks, žinot, murmėjimas, tik pasklinda toks iš vis. Galvoju, tai tau kunigas čia pasakė, jau visą gyvenimą šiai sekmadienį į bažnyčią. Murma, nepatenkinti, nepatenkinti, nesupranta. Ir neina, aišku, supranta pats. Ir neina, dėl to, kad jie murma, jiems, susiaurin jų egzistenciją, nori kitur gyventi, kitką daryti. Bet mes kartais nesuprantam. Ir Jėzus sako, tai sako, liaukitės murmėję. Liaukitės. Nes jeigu jūs norit susitikti su Dievu, jeigu jūs norit pereiti jūrą, jeigu jūs norit amžino gyvenimo, nėra išeities. Aišku, kad bus suspaudimu. Aišku, kad turėsit skirti laiko. Aišku, kad turėsit ateiti į bažnyčią. Aišku, kad turėsit teisingai gyventi. Aišku, kad turėsit kažko atsisakyti. Taip, susiaurins jūsų tą visą tokį matymą. Bet tai tas kelias, siauras kelias, kur veda? Į gyvenimą, o platus į pražūtį. Matot, kaip yra. Taigi, sako, liaukitės murmėję, jūs nesuprantat. Taigi, sako, aš tą ką? Prikelsiu paskutinę dieną. Prikelsiu paskutinę dieną. Ir kaip tai įvyksta? Tai įvyksta, kada mes, žinot, patys suprantat. Ateinat į bažnyčią. Būnat, meldžiatės, kaip minėjau, Eucharistija. Tai va, čia vyksta apeigos, eina Eucharistijos, eina komunijos. Ir taip daugelis žmonių, kurie tokie svetimesni yra, jie taip žiūri ir, kaip minėjau, nesupranta, kam reikia to. Kam to reikia. Bet kurie pradeda praktikuoti tikėjimą, jie žino, kad to reikia. Tu turi būti pamaitintas. Tu turi, būti Dievo įkvėptas. Nes mes negalim nepamaitinti išgyventi. Ir šitą duoną, kurią duoda Jėzus, mus maitina. Ir mus veda Dievo link. Ir mus įgalina pažinti slėpinius. Taigi, bet mes tą suprantam, kad to reikia. Ir tada reikia eiti ką? Tada prasideda mūsų tas religinis gyvenimas, mūsų, kaip sako, tikėjimo praktikavimas, kaip sako tokias savokas, praktikuoju tikėjimą. Ką tai reiškia? Einu iš pažinties, einu komunijos, einu sekmadieniais į bažnyčią, meldžiuosi kiekvieną dieną. Ir tas santykis tada lieka toks iškyla, išlieka pastovus su Dievu. Jūs tą žinot, kas tą darot. Ir tada ką? Suvokiam, tada mes ką? Pas mus ateina tikėjimas. tą mes darom. Tikėjimo įkvėpti, mes tikime. Čia būtų, aišku, kitas pasakojimas apie tikėjimą, kiek tas tikėjimas yra gyvas ir kaip jis mumise reiškiasi. Bet jeigu netiki, tu nesuprasi to dalyko. Ir tikėjimas nėra turėjimas, jis ir kyla iš santykio, kada jūs, pavyzdžiui, kada tuokėsi du žmonės jauni, jie prisiekia ištikimybę viens kitam visam gyvenimui. Ką jie daro? Jie tiki vienas kitu. O žinote, ne? Bet jie nežino, ar išliks visą gyvenimą ištikimi ir išgyvens kartu. Jie nežino, bet jie tiki. Ir tas tikėjimas, jeigu jis per visą gyvenimą nebus, kuris turi būti maitinamas, jis nėra taip, kad atėjai, padarėjai ir viskas čia padaryta ir tu visą gyvenimą taip turėsi. Ne, jis turi būti maitinamas. Tada išliks ir turėsi rezultatų. Jeigu ne, visai būna. Tas tikėjimas toks nėra apibrėžtas. Jį turi saugoti, jį turi turėti, jį turi branginti, turi džiaugtis, kai jį turi, jį kartais prarandi ir esi labai liūdnas, bet
neapčiuopiamas. Bet jis veda mus į santykį su Dievu. Tai per tikėjimą ir šventą Eucharistiją mes esame išgelbėjami ir gaunam amžiną gyvenimą. Amen.